Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Dar biški. Gerai. Sveiki žvejai. Labas rytas žvejai. Pagaliau atėjo metas mano mėgstamiausios žuvies gaudymo sezono pradžia, tai starkiai. Pralaukėme su Algirdu tą bumą savaitgalinį, nes šį kartą pasisekė žmonėm, kurie dirba ir iškrito, kad starkių sezono atidarimas buvo savaitgalį, visai gal ir orai nieko. Kokie orai buvo, nes aš buvau Šilta gera buvo. Šilta gera buvo, aš buvau tuo metu pajūry. Tai tenais irgi buvo puikus oras. Taip kad kiek mačiau socialiniuose tinkluose, bičiuliai pridėjo daug įvairių starkių. Tai reiškia, atidarimas tikrai pavyko visiems, arba beveik visiems. Nebūna taip, kad visi pagauna. Tai šiandieną mes su Algiu sulaukėme irgi tos malonios akimirkos, kada pradedame starkių žūklę ir tradiciškai nuo Kauno marių. Bet jums tikrai pažadame, kad neapsiribosime mes Kauno mariomis ir bandysime pagauti starkį kitose Lietuvos vandens telkiniuose. Nuo dabar Kauno marius nusileidau ties Kruoniu, įplaukiau, patikrinau čia Kruonio prieigas, niekada čia nežvejojau, šiaip visada nuplaukiau ir galvoju, dabar čia nei vienos nėra valties, kateriukų net nustebau, galvoju, kas čia per velnias. Yra kelias. Keletą ten tokių, kurie ešeriukus gaudo nuo kranto, bet klasikinių džigorių, kaip vadinama, starkių gaudytojų, nei vieno nėra. Bet čia neįmanoma, kiek baltos žuvies, kas čia darosi. Čia atsirinkti, kur starkis, kur karpis ar karšis, tai čia yra reikalų ir čia tiesiog, kai tokia didelė koncentracija baltos žuvies nemėgsta, plėšrūnai irgi tokiose vietose laikytis, jie paima saugesnį atstumą. Nes čia kažkokia nesąmonė, čia ir šokinėja, duodasi. Nematau nei vieno starkio, realiai, aišku, gal galima ir suklysti tarp tokios makalinės. Vienas kitas gal čia ir yra kažkur įlindęs, bet plačiaja prasme dabar nenustembu, dėl ko čia nei vieno nėra katerio, nes matomai jau nuaidėjęs garsas, kad ties Kruonio nekimba. Ir nieko nėra. Nu jo, įdomus momentas. Tai ką, tiek sau ramiai brazdėti ir kitas vietas. Va, žiūrėk, kas čia, Algirdai? Nežinai? Nu ne. Miešti? Bet patikrinsiu. Ne dar vienas išlendo karosas. Palauk. Žiūrėk, jis nuplaukė. Nieko jis nenuplaukė. Šyva. Patikrinsiu. Ai. Nu, važiuoju. Debesėlių šou. Per žemai.
Ne? Ne? Nesureagavo. Nu ir toks kreivas ir metimas buvo, atžagarė ranka. Gerai. Su skroniu čia per daug nevargsim tada. Man ir taip čia nepatikdavo niekad žvejoti. Traukiam įrankius iš vandens. Kalam algi kur kitur. Į savo pamėgtas vietas. Tokį pravedimą nieks neatsilaikytų. Net karštis turėjo neatsilaikyti. Čiup, aš starkis. Apsimest. Aš galiu. Klausyk, Nesusitvarkai? gavau nedidelis. Ale, kaip paimt man dabar? Kripštelio man reikia. Pagaliau. Prikėlė. Ale šiltas koks? Šiltas vanduo, kiek čia rodo? 22,3. Tikrai šilčiau negu dabar čia. Aba. Oi. Neprakaltau, bet buvau kirtęs. Kemba. Šitas gražesnis. Geras buvo. Į prieštukus griauš toliau. Nuo vieno inkariuko 2 kibimai. Grįžta vyras. Nu, aš jam dar gal... O, žiūrėk, dar vienas atplūkė. Čia tik ramiai būt. Argi tik į būt. Antrąkart nelipo to pačio grėblių, bet susidomėjimas buvo. Nežinau, ne. Ne. O gal? Ne, nu kam save apgaudinėti? Nesiseka. O gal? Nu pala. Šiandien starkiai elgėsi kaip karšiai, labai sunkus gaudymas. Tai nepatyrusiam tai čia skirtai. Patyręs nedameta. Oi. Žiūrėk. Gal čia ne karšiai, sakau, tai šiandieną labai sudėtinga. Ką jūs ten panosiai burbat? Šiandieną labai sudėtinga. Sudėtinga žuklė, aš nepamenu tokios sudėtingos žuklės. Tikrai nepamenu tokios sudėtingos žuklės. Inkarą spaudžiu, nes karšino starkio yra atskirti čia pakankamai yra reikalų. Jie net kartais patys susipainė ir nežino, ar jie karšia, ar jie starkiai. Tai kaip mums atskirti juos? Dievaži sunku. Karšiai elgėsi kaip starkiai, o starkiai kaip karšiai. Nu taip, panašiai. No. Tarp tų karšių įsipainioja būna ir starkiai. Va dabar matau vieną. Truputį geriau jis atsistos. Ne, jis dar blogiau stojęs. Kaip šitą per tą metimą padaryti? Vėl atpėkė pas jį kažkas. Kažkoks abuntujus vyksta. Čia. Aš apsiverksiu.
Taip, per pirmą pusdienį pagavome 2. Kodėl taip nutiko? Jau čia važiuodamas sakiau, geras oras, čia sąnariai gerai priema, minkštutis, gerutis, mažai saulės, per debesiuką, vėjukas pučia, kad jau bus šūvis dėduko kelnėse, tai jau bus. Tai taip ir buvo, šūvis dėduko kelnėse. Nerandu, ant ko mest. Aš dar tokio vaizdo esu nematęs Kauno mariose. Pasimetime visiškam. Karšių baltos žuvies, na, kaip čia pasakyti, jos visada čia buvo. Bet matomai jų dabar yra pikas. Aktyvėjimas, čia pašilimai šitie davė savo rezultatą ir karščiai, kuojos, raudės ir kas čia gyvena, karosai visokie. Tiesiog, kur be nuplauktum, pilna jų. Ir kas įdomiausia, kad tie starkiai priėmė tokią irgi poziciją, kaip jie mėgsta, jeigu ten pakibusi ar nuo dugno gaudė, jų nėra. Jie įsipainioja tarp tų karšių. Tie didieji tai apskritai tokio šou matomai nemėgsta, kai ta balta žuvis pradeda lakstyti čia kaip beprotė ir jie nusileido ant dugno 100%, nes taip tikrai čia tų starkių daug yra. Ten 3-4 kilai, 2,5 tokių bando čia didelės. Matėsi su ne 100. Šiandien jie ryškiai visi ant dugno, nes kas čia dedasi su ta balta žuvim, tai jiems tas nepatinka. Na, tie tokie, kaip mes pagavom, patys didžiausi, jie įsipainė tarp šitų karšiukų ir savo festivalyje tūsinasi jie ten kartu. Meti, vienas bėga, kitas lydi. Ir pirmas 2 valandas ar 3 tai žiūrėjome šitą festivalį nieko nesuprasdami. Čia kur mest? Nu tai iš nevilties. Per ilgą žiūrėjimą į tą ekraną pradėjom atskirti pagal jų šiek tiek judesius, stovėseną. Net jie kaip karščio stovėsena ir tie parazitai starkiai priėmė. Šiaip lydeka tiesiai stovi. Starkis truputį taip. Karšis taip labiau. Čia jie va taip visi. Ant tiek pasyvus reiškia, tą priėmė tokią kabėjimo, letargo, miego būseną. Tie, kurie jau taip kabo, ant kurių bent užmest galima. Aš nešneku apie tie, kurie festivalyje dar Ibizoje duodasi. Tai tie tai ten vaikykis nesivaikęs. Tai aš tai turėjau kiek, aš 3 kibimus ar 4, 3 gal. 2 žioplys nerealizavau, vieną buvau jau užsikabinęs gerą atsikabino, kitą truputį paskubėjau iš tos džiaugsmo, kad jau matau puls. Diletanto klaidą lengvą padariau, pagal ekraną vos nekirtau. Tik pajaučiau ekranas dar, ir susibalamutinau. Algirdas, nežinau, kol aš čia pietų paguliuko, bet jis irgi ne žmogus, blemba. Sakau, pietus, viskas, ilsimės, išliaužė. Mėto žuvų. Kokie, kad čia nėra ko mest, ant ko jisai tenais mėto, visus karšius baigė išgauti. Ir per pietų miegą, žvėris net prie pietaus neduoda. Ištraukė vieną. Tai va dabar po to pietų miego išbudino jau, bandom čia juos suvilioti, tai randam jau, pagaliau atskiriam juos ir lydi, jau net, įsivaizduokit, net nesimato tarp gumos ir starkio jokio tarpelio, jau viskas susilieja į vieną visumą, tai dažniausiai jau gauni kibimą. Keitaliam čia ir masalas ir visa kita, tai vienus labiau palydi, kitus mažiau palydi. Bet iš esmės tą žaidimą jie šiandien nusiteikia žaisti. Aišku, nėra ko norėti. Dabar yra nuo 2 iki 4 tas pikas dienos, kai čia mes juos suradome, tai tikrai ne pats geriausias metas. Kepina ir saulė, ir vandens temperatūra 23 laipsniai ir čia jie tą žaidimą žaidžia. Tai veja gal labiau jie, ar ką jie čia, ar šiaip domisi, to masalo sunku atsakyti.
Tai tokia valitanė iki pietinę atskaičiau, o dabar gal prie reikalo parodysiu iš tikrųjų bent jau gumas, kurios veikia Kauno mariose ir tikslinga tokias bandyti. Tokias formas, spalvos yra antrarūšis reikalas, bet irgi visas jums parodysiu, kokias bent jau man Kauno mariose labiausiai atneždavo daugiausiai laimikių. Tai vat Algirdas išsirikiavęs visas praktiškai tokias, kur ir aš mėgstu, tai kai kurias improvizacijas, vais nežinau, čia įsikirtis, prisidėjęs šitos spalvos, nežinau. Aš nemačiau, kad jis būtų ką pagavęs su jie, bet pasidėjęs, čia kas dabar visai ne į temą. Truputėlį reikia čia prarinkti jo masalus. Ir va šitos spalvos, to Golden Rusho, va šita versija irgi labai tinkama. Kaip visada morka, slimukas. Jau bairiai galva nurauta, jau čia improvizacijas prasidėjo, tada va šita va geras slimas 14. Aišku, peladžikas, tai čia jau praeitų metų, šių metų naujiena, irgi tinka, kelia geras rekordas mano katerio 10-200 starkis. Va, forma 14 cm, tik tais žiūrėkit. Kai dedat 14 cm galvakablį, labai nereikia, žinokit, ilgo verti, nes jeigu va taip pažiūrėsit, įversit per vidurį, nu tai ta guma tokia, jinai pusė jos išjungia veiksmą. Geriau arba sukti galvakablį, arba dėti trumpesnį. Nebijokit, pasikerta tas starkis. Tai va, gerai, kad nuo čia iki bent jau va, iki šičia va, būtų, nu taip sunku jums čia pasakyti, bet kad lenktųsi, jinai va, minkštai į šonus judėtų. Tai tada labiau užvibruoja ir geriau jinai veikia ir jos pats, va, teisingai gal va čia va šitas va uždėtas, matot, nu nėra labai ilgas, ar jeigu čia tai labiau va, va taip. Ir gerai, nereikia, kad čia išlindęs būtų ar čia. Va, teisingas uždėjimas, ir tada ir guma veiksmingesnė, ir pasikerta geriau, prasideda jinai, arba naudoti įsukumus. Tai va, šitas mano pagrindė ir yra tokios formos, pakankamai nemažai. Aišku, galima dar bandyti su pilvuku, bet kažkaip su pilvuku šitus šedus aš jau daugiau gaudydavau, kaip pravedimų mes gaudydavom su Algiu džigavimui, pravedimui, kai aktyvesnis starkis, kai reikia pravedimo. O tokio, kaip čia dabar badymo prie nosies, tai čia kitas jau reikalas. Ir apskritai, Algirdai, pas tave kažkaip tai su spalvom visiškai kažkoks nukreizėjimas. Kas čia dabar pasidarė, pradėjai? Kas čia? Ką tu čia? Kur tu eini, žmogau? Eksperimentuoju, naujom spalvom atsibodo senas. Tu čia nais? Viskas, žiūrėk, padraskytos visos jau. Pagauni kažką gal? Pagaunu. Pats kandžiai, man atrodo. Tai va, tai tokios spalvelės, gramatūra 8, 10, 14, 18 gali va drąsiai Kaunomaryje bėgiojate, gyvatės starkiai. Kai ramu, gražu, oras ramus, nebėga starkis, nu tai 80 gramų, jeigu jisai lakstantis ir nuo gumos dydžio, aišku, priklauso. Didelė guma, galima sunkinti galvą, jeigu bėgioja, nu čia jau improvizacija, čia taip nepasakysi. Va, taisyklė. Universaliausia 10-14. Va taip, tokia yra gal. Ir tai iki tol, kol nežydi vanduo. Kai žydi vanduo, tai ten užpakalis prasideda ten 21, 25, tada valas neskęsta, briliantinė žaluma visur. Ypatingai tose vietose, kur jeigu dar štiliukas, tai apskritai nėra čia ko lysti, nes neskęsta apskritai. Va, dabar atplaukė starkis ir patvirtinsiu, kad aš čia ne vien tik šneku, bet ir gaudyti susirinkau. Nežinau, ar pagausiu, bet kažkaip labai lekia jisai. Oi. Ne, matot, tik purkštelėjo ir susirado draugą žemyn. Čia nestarkis kažkiek. Bet dabar ir sunku irgi būna. Jie čia tas ir po rytėmis plaukė šiandieną. Po 3, po 4 matėm bičiuliaujasi. Ir galvojam iš pradžių, kad karščiai užmetam. 2 iš šoną, vienas lydi, kitas iš toliau lydi. Nu tai sakyčiau, kad čia vieną kartą tai ir karščiai užlydi, nieko čia keista būna. Bet nu po to pasimato, kad ten nekarščias. Esu daug matęs ir iš formos, ir iš judesių. Tai va, tokios tokelis dabar čia su Kauno marium. Šiandien yra
kelintą čia mes dieną gaudom, Algi. 3. Birželio 3 dieną. Galvojam, kad jau bus, tai bus atidarimas. Šiaip labai pasigendu katerių. To nepasakysiu apie šitą įlanką, mes prie Berželį. Jeigu žino, čia yra tokia įlanka. Pagal batimetriją tokia, prie Berželio vadinasi. Anokia čia paslaptis, o čia taškų pridėta. Galit pasižymėti, čia ir taip visi žino. Va. 5 laivai, jaučiu, visi 5 laivai, ką matėm šiandien Kauno mariose, čia ir suplaukė. Nežinau dėl kokios priežasties. Kaip jie čia atsidūrė, atplaukėm, tai vieni buvom. Nu, tai pamato, vienas laivelis stovi, antras, jau kur du jau, nes niekas nekimba. Iš tikrųjų, visi blaškosi, plaukė. Čia va didžiausias kolūkis, tai ką šiandien matau, tai 5 kateriai vienoje vietoje. Bet mačiau, ištraukė, vienas žmogus ištraukė, kitas ten paprastą džiugo elementaraus. Gaudo ir tas starkis kaip toks susipainęs, bėgantis, tai gal tą džiugelį ir visai neblogai būtų pamėtyti, bet kažkaip tai šiandien nenusiteikęs esu džigauti. Nu, bet gal tas Kauno marios mums dar atsiskleis, Algirdai, dar turime laiko, vis tiek. Porą 3 valandų pabūsime, nežinau, ar mes čia išbandysime tą vakarinę žūklę. Daugiau čia šiandien mūsų tokia žvalgybinė pobūdžio gal. Followerių čianais, kaip mes juos vadinam, kurie lydi, čempionatas vyksta, kas gražiau palydės masalą. Tai prieš verkdamas gal noriu pasakyti, kad kokius aš čia įrankius 3 pasiruošęs esu, visada gaudant starkius. Tai gal nuo nuo sunkiausio, gal vesti nuo V2 modelis iki 40 gramų, bet nereikia persigasti, jisai 40 gramų, bet jisai yra toks nelabai greitas ir šitam gaudimo būdui labai yra tinkamas. Pavyzdžiui, užsidėti rimtesnę galvą, 18, 14, didesnę gumą, nes jeigu greitas bus įrankis, tai jisai tokio pravedimo minkšto nepadaro ir netaip gerai vilioja starkius. Tai ilgesnis, 240, toks truputį turintis vibraciją, tinkantis, bet ne šiandien. Bandėm čia visaip, šiandien nieks netinka. Antras variantas V10 vestino iki 23 gramų, tai jisai toks universalus pakankamai yra įrankis. Ir su tokiom jau 14-10 gramų ir galima ir didesnėm gumom. 14, čia nežinau, 18, man atrodo, centimetrų. Algirdas šiandieną irgi jį naudoja, aš daugiau tuos kitus 2 įrankius. Ir kai būna visiškai jau nekiba, tai aš išsitraukiu tik tą UTR 75 modelį iki 11 gramų, toks irgi parabolinis. Na ir kai nevyksta medžioklė, turim tų starkių, o reikia, bent jau pasimėgauti, ką matai, nes čia didelio aš nei vieno nemačiau, gal trajekas koks turėtukas ir praplaukė vienas šiandien, tai tada išsitraukiu šitą įrankę ir tuos vadinamus, padugninius, padugnės, jie visi šiandien padugnės yra, gaudau. Dabar kaip elgtis tokioje situacijoje kaip šiandien, kai jie laksto ir su karšiai susipainioja. Susimakalavė ir ten kažkoks vinegretas gavosi po teisybei. Tai geriausia, matai 1, 2, 3 kažkokį karšį ar starkį ir nežinote, kas tai į. Tai susiranda tokią krūvą, užsinkaruojate ir ramiai pabūkite. Ir žinokit, po to tie karšiai nuplaukia, išsiskirsto, pasiskirsto ir jie apsiramina taip ir tada gali atsirinkti. Ir čia per metimą, žinokit, 5, 6 per vieną inkarą, net nereikia taip laukioti ir ieškoti. Vis jie patys ateina, jie juda šiandien plaukia, bet jie nenori, jie kažką veikia su tais karšiais. Aš sakau, pas juos yra šiandieną festivalis plaukiojimo, kas gražiau pasirodys. Ir lydi, viskas tvarkoja, atrodo, jau čia masalų keitimo čempionatą su Algiu padarėme, kas gražesnį užsidės, kas kokį burtažuzį sukalbės.
nepadeda niekas. Kai nekimba, tai nekimba. Gal reiktų laukti. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų dabar būtų protinga žvejoti išvarai kokią, kiek dabar, jeigu 7 vakarė ant vandens būni, 6 kokią ant vakarą ir kali iki ten paryčių. Tai va tą naktį, aišku, sunkoka būna, galima pasnausti, aišku, aš čia kaip matėt, šitam kateriukėje turiu galimybės, Algirdas ten, aš ten, dviese, tai jeigu naktelė tokia jau sunkesnė, nes tas kibimas iki 12 gali būti po nakties, kai tas sutemimas tik vyksta. Nu ir tos, kiek ten tos nakties, 3 valandos 4 dabar ir jau galima keltis, jeigu pamiegojote saldžiai ir žvejoti toliau, tą rytinį paimti. Taip gal būtų protingiausia, nes dieną, tai žinokit, va šiandien bandėm, tai nerekomenduoju kol kas niekam, bent jau nieko gero nenuveikėm. O tą ankstyvą rytą pramiegojome, nes Algis kaip visada po jo neįmanoma pakeltis, nesikelia. Tai truputėlį vėliau išplaukėme, na ir nakties irgi neplanuojame čia būti. Šiandieną jau kiek pagavom, tiek pagavom, dar pusvalandėlį sau leisime pasivaikyti nepagaunamuosius ir plauksime namo. Turim dar vieną bičiulį pasikviesti į laivą, kuriam gimtadienio proga padovanojo žmona žvejybą su mumis. Tai nesinori, kaip sakoma, nuvilti žmogaus. Na, Kauno mariose pirmą, kaip matote, etapą mes su Algiu gerą padarėme treniruotę. Sunku buvo treniruotėje, bet vis tiek daugiau kažkokios informacijos turėjome prieš kitą dieną, kuriuo metu turėjo dalyvauti pas mus katerį atvykti į svečius Remigijus, nes jo mylima žmona padovanojo ir sūnus jam gimtadienio jubiliejaus gražaus proga žvejybą su šiandien Kimno komanda, tai manim ir Algirdu. Ir, na ką, norėjo Remigijus Kauno marių, matau mas. Va, masalą matau, kur žuvis? Žuvis. O kas ten ateina žiūrėk? O, rimtesnis ateina žiūrėk. O, liuks. Biškį žemiau. Gerai, o, neimtis į... Op, yra. Oi, gal graibtų šitam, ne? Nereikia graibtų. Išsikelti jau. Jo, išsikelti. Ar visgi graibtų? Ne, išsikelti. Pirma žuvis. Gražiai pabėgo. Pabėgo? Paleidom, Tai gerai. pabėgo. Nespėjau tik nuotraukos atminimui padaryti, bet nieko dar ne paskutinis. Padarysim. Nėra? Nėra. Tai reiškia, kad nėra. Nėra. Užkabinau netyčia, jį buvau užkabinęs. Ką reiškia netyčia? Ką reiškia netyčia? Kur pakirtimas? Ne, pakirtimas buvo, pakirtimas. normaliai kirto.
įpusėjo dienelė, nuvangus tie starkiai, kimba jie, kažką tai bando, uosto, Algis vieną kitą dar irgi, tai kažkaip per petį man per ausis beilės įlindęs pagavo, bet iš esmės toks sunkus ir vangus procesas. Nu ir ką, ačiū tau, Remigijau, už kompaniją. Ačiū tau, Sauliau. Susitiksime dar, manau, ne vieną kartą ant vandens. Taip, be abejo. Nu ir ką, reiktų padėkoti tavo žmonai, ne? Nes Taip, noriu padėkoti savo žmonui Ingai ir sūnui Ernestui už tokį galimybę suteiktą pažvejoti su jumis. Tikrai faina, bent jau oras pasisekė, geras. Žodžiu, įtampos pabuvo, pažvejojom, pamatėm žuvies daug. Nu, yra čia to žuvies, tik tais kaip ir visada. Vieną kartą kimba, kitą kartą nekimba. Mūsų žuvis užaugs dar. Taip, mes su jom dar akis į akį susitiksime. Taip. Nu ką, plaukiam. Dar kartelį dėkui. Ačiū jums. Atminimui dovanų, va, iš karto atprintintos nuotraukytės. Atminimo. Dėkojam. Kolektyvo, lekiam. Lekiam. Sveiki gyvi, gerbėmieji laivininkai ir žvejai. Kągi mes čia turim, kokį saldainiuką. Ogi tai yra iš tikrųjų ilgai lauktas Finval 420 SC Side Console variantas. Tai yra 420 kateris padarytas su konsolyte. Zgrebnutė, gražutė ir patogiai įkomponuota. Iš tikrųjų, jau prieš keletą metų Finvalas buvo sukūręs ir padaręs nedidelį 420 ilgio katerį, ko visi labai prašė, ne tik tai didelių ir taip turtingai išpildytų. Tačiau padarė jie iki galo nebuvo patenkinti jo dugnu, jo plaukimo savybėmis. Tai yra, jie tobulino jo stabilumą, slydimą, pasvirimo kampus, redanus ir darė tai tol, kol jis buvo idealiai plaukiantis kateriukas. Ir tai yra tas dydis 420, kurį daug kas svajojo, kad jame jau būtų pilnas komfortas ir sudėta viskas, kas yra prabangiuose, rimtuose, dideliuose žvejybiniuose kateriuose. Ir kartu tai būtų nedidelis, lengvai vežiojamas, nuleidžiamas ir pakeliamas iš vandens kateris, kad galėtum operuoti vienas su draugu ir ko užtenka mūsų nuostabiems, negiliems, gražiems vandens telkiniams. Na kągi, išvyniojam popieriuką. Pažiūrėsime, kaipgi jiems pavyko. Štai tas yra naujoviškas Finval tentų tvirtinimo būdas, kur ne knopkės susideda, o įsispraudžia štai va tokie laikikliai ir tada mes turime tvirtą užsegimą ir jisai nenulaksto, kaip būna su knopkėmis, kad neužsisega, arba diržas, kuris susiveržia. Ir dar viena labai smagi šio naujoviško tento ypatybė yra tai, kad jisai turi tą iš 3 darių išlankstomą lanką, kuris susipakuoja į daiktadėžę ir kartu sudėjus laiko formą. Nei sniegas, nei lietus nepadaro tų tokių įdubimų, kurie paskui plėša šonus ir jūsų laivelis yra apsaugotas visada ir jo ergonomika yra graži. Na kągi, tadam, štai yra 420 su konsole. Pažiūrėkime, kaip čia viskas yra įrengta. Yra į 420 tilerį įkomponuota konsolė. Pažiūrėkime, ji yra šiek tiek atitraukta nuo krašto,
tai padaro iš tikrųjų patogų svorio centrą sėdinčiam, kadangi laivelis yra 420 ilgio. Kartu čia galima statyti didelį ekraną echoloto, galima čia montuoti LiveScope lazdą, žiūrėti, tyrinėti vandenį. Ir yra iš tikrųjų labai ergonomiška, labai graži, labai mielai įkomponuota ir dydžiai atitaikyti tiksliai. Priekyje mes dar turim pilnavertį didelį denį su patogiomis nišomis, susidėti įvairius daikčiukus, labai smagus, gražus. Priekyje štai va tokios dėžutės susidėti tiek gėrimus, tiek smulkmenas, replės, peilį. Priekiniam akumuliatoriui yra elektriniam inkaro pakėlėjui arba GPS elektriniam varikliui. Daiktadėžės priekyje tikrai erdvios su nubėgimais. Matau, yra štai kreslas, kuris montuojasi ant priekinio denio, baro kėdė. Va. Ir čia tarp priekinio ir galinio keleivių yra be abejo aeratorius. Tikrai yra patogus prieiti ir iš tos ir iš šitos pusės. Denis yra nemažas, iš tikrųjų grindų mes turime pakankamai, aš matau, mes iš čia praeinam, visos daiktadėžės yra prieinamos ir priekinėje dalyje yra iš tikrųjų patogi niša, į kurią mes galime lengvai sudėti akumuliatorius, čia įdėti ir pastumti, jie aptarnaus priekinį GPS elektros variklį. Ir toliau mes vėl grįžtame prie konsolės. Ji yra be abejo labai ergonomiška, daili, gražiai komponuota, patogus pasidėjimas, platforma ekranui jūsų, kurį galima nusukti, užlenkti. Štai matome ten to rėmą ir po ją daugybė mielų nišų ir lentynų. Štai čia yra dokumentams, raktams, piniginiai, akiniams, dar viena lentyna. Štai čia yra pakrovėjas, mikro USB ir šitoj vietoje dar patogi didelė lentyna nueinanti toli. Tikrai labai patogi. Galinėje dalyje, kaip ir visada, po apačią mes turime akumuliatoriaus ir kuro bako vietą, o viršuje man labai maloniai nustebino, kad turime labai mielą tokią daiktadėžę lentyną su paklotu kilimėliu, gumuotų, tokia negili, ją patogu paimti ir viskas yra po ranka. Masės atjungėjas yra čia pat, tikrai gerai sukomponuota. Portside kairėje pusėje turime didelį iš tikrųjų 2,70 m ilgio pasidėti 2 spiningų nišą daiktadėžę, po kurią dar galime susikrauti papildomus daiktus. Be abejo, spiningo užtvirtinimas, kol perplopinėjom, jeigu jį laikome paviršiuje, nišos daiktadėžės šoninėse lentynose ir geras išpildymas. Iš tikrųjų, patogus denis, žiauriai geros kėdės, graži konsolytė, ergonomiška, miela, priekinis denis ir galinis, viskas čia labai geroj proporcijoje išdėliota. Aš manau, kad jie tikrai skiria tam daug laiko kiekvienai smulkmenai, kad būtų šiam sąlyginai nedideliam kateryje išpildytas maksimalus komfortas. Nes žmogui galbūt nereikia to didelio katerio, bet jis nori turėti jį geriausią iš visų. Tai aš manau, kad šis 420 variantas, jie yra ir be konsolės, ir šiuo atveju yra išleista nauja jo versija su konsole, tikrai suras vietą pas daugelį žvejų jų žvejybinėse kelionėse. O kitoje laivybos rubrikoje mes patyrinėsime
jų dar vieną modelį 470, kuris yra truputį ilgesnis ir vėlgi su dviguba konsolė. Tai yra tose situacijose, kai norisi plaukti daug, toli ir užsidaryti pilnai su dvigubu stiklu, tam yra kiti modeliai. Taigi tiek apie šį naują kūrinį, atskleidus širmą naujausio jo modelio. Norėjau parodyti jums šiandien ir susitikysime lygiai po savaitės. Smagaus plaukiojimo. Iki. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.